Odė palaimintajam Stanislovui Kostkai. Tai bene paskutinis žinomas išlikęs dar Sarbievijui gyvam esant išleistas kūrinys. Jame poetinė kalba šlovinamas Stanislovas Kostka, jaunas jėzuitas, jaunimo bei nepagydomų ligonių globėjas ir doros pavyzdys. Votyvinė odė palaimintajam Stanislovui Kostkai iš Jėzaus draugijos. Ryškiu Olimpo išrinktas piliečiu, o Kostka žvaigždę, marmuro altorius tau skiriam ir vaškiniais svotais bei pamaldumo žiedais apkraunam. Tave globėja žygdarbių ir vaiskaus, dangaus valdovė ragino nebijot, nei savojo sūnaus tarnybos, nei išsigąsti bendrų jums mūšių. Kai tu į Romą bėgai skubėdamas, greitom tave ji paslėpė sprunkantį, nors vežimu ir persekiojo brolis, tave sugrąžin prispirtas. Kol kelia klaiką Kerberas išžiotais nasrais ir loja sergi tave ponia ir dešinę ranką palaiko. Tartaro šuo trisyk puolė piktas. Snukius jis trisyk nugrėžė atgalios ir keikė savo pastangas bevaises. Kaip neminėt paduoto tau iš švytinčių motinos rankų dievo? Motiejus Kazimieras Sarbievijus buvo vadinamas krikščioniškuoju Horacijumi. Jis žavėjusi romėnų poeto Horacijaus kūrybą, sekė jo eilėdoje. Sarbievijus buvo ne tik poetas, bet ir Vilniaus universiteto profesorius. Jis dėstė retoriką, filosofiją ir teologiją, taip pat ėjo įvairias administracinės pareigas, vėliau tapo karaliaus Vladislovo IV Vazos rūmų pamokslininku ir nuodėmklausiu. 1635 metais persikėlė į Varšuvą, kur tapo svarbia dvaro asmenybė. Po rinkinio Lyricorum Libri Tres išleidimo Sarbievijus išgarsėjo visoje Europoje. Manoma, kad popiežius Urbonas VIII 1632 metais Romoje jį apdovanojo laurų vainiku, vienu garbingiausių apdovanojimų to meto poetams. Šis momentas vaizduojamas ir Vilniaus universiteto aulos freskoje, tačiau istoriškai apdovanojimo faktas nėra patvirtintas. Tikėtina, jog Ąžuolyno bibliotekoje saugoma odė palaimintajam Stanislovui Kostkai, išleista 1639 metais Varšuvoje, ir yra paskutinis Sarbievijui gyvam esant išspausdintas jo leidinys.